Labas rytas pasaulį. Čia buvo mūsų miegojimo vieta. Nežinau, ar medis buvo prieš tai šitas, ar dabar nukrito naktį, negirdėjau, bet labai šviežias. Daromės pusryčius ir planavom išvažiuoti 5 val. Ryto į Romą, kad kamštį išvengtumėm, bet pramiegojom, nes galvom, kad iki visą laiką atsibūsim 5 val. Bet atsibūdom 7, tai dabar nieko nebeskubam. Tai viskas, jau paėdom iš savo kempingo vietos link Romos. Pagaliau pasieksim Koliziejų. Išsiaiškinsim, kaip romėnai statė namus. Mėginsim gal į Koliziejų įeiti, jeigu nebus didžiulės eilės. Aišku, bus didžiulė eilė, bet vis tiek mėginsim kažkaip. Žiūrėsim, kiek reikės laukti. Šiandienos diena yra Romos diena. Vatikanas ten, žinai, ten taip, nueit paprikolinį iš religijos, daugiau tai nieko, žinai. Kol mūsų krikščioniai galų nepjauna, tol mes galim prikolinti iš Kristus kiek tik nori. O dėl to mūsų religija yra normalesnė, ne kaip islamas. Šviesas veikia, rankinis nuleistas iki pat galo jau dabar šiandien. Daug lengviau mašinai važiuoti. Žiūrėkės gerai, kad mes random į spotą atvažiavom ir vis tiek pataikėm ant Romos kelio. Ką tai reiškia? Ne, tai reiškia, kad visi keliai veda į Romą. Dar liko 23 km iki Romos. Iki Romos priemiščio, nes mes ten paliksim mašiną parkingą, nes tu negali važiuoti į centrą dėl to, kad ten low emission padarytas. Ar mokėti, dėl reikia papildomus pinigėlės. Nesizduoju, nenoriu baudų prisimti. Ir valandos virš kelio važiuosim 23 km, nes didžiuliai kamščiai. Va tokie va, pažiūrėkit. Vien raudona, visur raudona. Tai aš nežinau, kaip anksčiau romėnus čia su arkliais varydavo. Neįsivaizduoju, kokie turėjo būti ir kamščiai didžiuliai. Turbūt turėjo būti žieduose, kiekvienam žiedė, kiekvienai sankryžai prieš svorą turėjo būti pridėta kitkas šieną arkliam pavalgyti. Nes mes tai su mašina dažnai prisipiliu, kur važiuoji, o arkliukam. Na. Pasiekėm Romą. Eismas jau biškį pasidarė dar bjauresnis. Prisiparkavom, parodė mum Vitalas, kaip įvažiuoti. Pam. Turim. Matau, kad čia ir turi jie plavyklą, bet mes neprašysim tokios paslaugos, kad mums išplautų mašinas. Eisim viskas okei. Paliko mašiną, pasirodo, reikia raktus palikti mašiną, nes jie dar pervarinės. Paprašiau, kad būtų labai atsargus bėgis, kad neišmaltų mano kulisus. Greta pasidomėjo, kiek mums reiktų iki centro laiko, tai rašo 3-2 minutės, o eit kem 7 minutės. Tai mes nusprendėm 4 km eit ir manau, kad jau senamiestis biškį matas. Įėjimas į senamiestį. Kiek žmonių prie fontano Trevi. Čia kur daug monėtų primėta ir po to išleidžia vandenį, iššluoja ir ten, man atrodo, per metus kelis milijonus baksų į biudžetą ateina. Nėra vandens, bet pinigų yra. Vien centai išbirėjai. Čia su detektoriu praeita, ne? Dar prieš tai formą užsukam, iš viršaus bent pafilmuot. Galimai bendrą bilietą pasimsim ir Koliziejaus ir šito. Čia viskas yra atkasta. Buvo paslėpto po žemę. Va, kaip anksčiau statulas darydavo ir dabar. Dabar tik jau jaučiasi jo didingumas, nes jau mačiau anksčiau šitą, žinai, Koliziejų, bet atrodo, kad jis yra daug mažesnis, bet dabar einam 30 minučių, dar nespėjom daeit, tai rodo ant kiek didelis pastatas. Ką reikėtų ieškoti, kur eilė? Galimai greta, kad čia eilė. Pirmą kartą matau, kad katinas turėtų savo vietą ir žmonės būtų to pasirūpinę. Pažiūrėk, čia kačiuko vieta, kad bomžų neužimtų. Viskas, pasiėmėm 2 bilietukus. Reikia dokumento, kad pasimtumėt bilietus, tai nebūkit kaip aš. Neturėjau, bet turėjau mašinos dokumentus, kurie vis dėlto tiko. Bet buvo visą laiką stresas, kokių 40 minučių, ar įleis, ar neįleis. Bet visai gerai, kainavo 3-6 eurų už 2 bilietus. Gal pasakyk, kad vairuotojai pažymėjimus ant mašinos dokumentus. Bet va, romėnai pagalvoja, kad nesusprogdintų teroristai, įdėti čia va daiktus. Va, esam didžiausiam Koliziejum. Pasam pasaulyje nėra to, kad kito antro nieks nerastumėt. Galite ieškoti. Palauk, kur mes. Gerai. Turėjo anksčiau 80 įėjimų žmonėm, spectatoriams, tai kurie galėtų ateit pasižiūrėti varžybų visokių. 76 net buvo paprastiems žmonėm, tokiam kaip mum. Ir kiti praėjimai jau buvo ponam, Landsbergių klanui ir gladiatoriams. Nepaklausimas, ar šitie pažemė būdavo, prie viršaus būdavo uždėta plokštė kaip tenais. Ar čia padaryti tokie labirintai, žinai. Va, ką tau reiškia, neim gydo. Bet kažkur čia pjaudavos jie visi. Užlipsim iš viršaus, įsiaiškinsim. Ai, va, čia rodo, kaip atrodė anksčiau.
tai būdavo uždengta. Tai ten Rusys buvo. Visur skylės nuo antro pasaulinio karo laikų likę. Jeigu paišai ant sienų, gali 5 metus gauti ir 15 000 baudos. Visa pripaišyta yra debiliukai. Užsirašo. Gadina viską. Bet tai galėjo palikti nors sienos laips kokius, ne? Ant ko jie sėdėdavo, man dabar biškai neaišku. Turbūt, va tie vakarai yra tokie kanteliai. Ten va tie balti matai? Ai, va, dabar jau... Jo, logiška, va šitie kanteliai turbūt jie visi jau sėdėjo, bet čia jau ponai sėdėjo, žinok, čia vipinės ložės. Aš įsivaizduoju, kaip anksčiau žmonėm reikėdavo pramogų, bet jie galvoja, kam mums žudyti? Jie viskų mitologijų turėdavo, pas tas viskas smagu mitologijas paremta, tai jie pasimdavo žmogų, kuris kažką buvo prisidirbęs ir tarkim jis jau sako, tau reikės galvą nupjauti. Jeigu galvojam, blemba, na kam tau galvą pjauti? Jau galima iš tavęs padaryti geresnę pramogą. Tai atveždavo visokių plėšrūnų, gyvūnų, krokodilų, iš Afrikos priveždavo visokių raganosių, liūtų. Paleisdavo liūtus šitoje vietoje ir nuogų žmonės, tie, kurie buvo blagiukai. Ir atydavo juos tiesiog skutais suplėždavo, meška ten vis skramtydavo. Ir aišku, būdavo, sako, kad scenarijai jau tiems tikriems gladiatoriams jiems būdavo paruoštos vietos, kad jie čia turėsi nukauti liūtą ar kažką. Ir taip vykdavo 300 metų, beveik 400 metų. Statytas šitas 70 metais, pabaigtas statyti po 80-ais. Ir taip vykdavo jau šitie dalykai 300-400 metų su gyvūnais ir po to sako, ai gal biškai mes per smarkiai čia padarėm su tais gyvūnais, tai gal geriau nebežudom, nes gyvūnų teisės jau tuo metu pas juos atsirado. Ir nebenorėjo žudyti. Prašom, žiūrėkit, viena iš pasaulio stebuklų. Aš esu biškai pranašesnis už Cezarių, nes aš matau Koliziejų, o jisai nematė niekad gyvenime. Nors atrodo, kad Cezarius kažkiek susijęs su Kolizieju, bet ne. Jis buvo jau seniausiai negyvas. Ir vėl pasijutėm varguolis, nes neleidžia nueiti tą vietą, kur gladiatoriai kapojas ir galvas buvo išdraskyti žmonių. Nes sako, turi turėti specialų leidimą, specialų bilietą. O mes nežinom šitą faktą. Aš perku bilietą, kad jaučiu Koliziejų ir gaučiu viską, kad gaučiu. Viskas greta. Toks mūsų Koliziejus. Einam į ten, kur gimsta vaikų mylėtojai, į Vatikaną važiuojam. Atėjom užpildyti savo skrandžius kūro, Greta pasiėmė seafoodą, aš pasiėmiau paprastą itališkus makaronus, parodysim. Tortellini, mamma mia. Jau 2 kartus su peilinu mum atneštų. Atnešė konę tam, reikėjo išvaryti, maisto ne mum atnešė, turėjom iš kitų žmonių vėl atsimti. Tavo kažkaip prastai atrodo, žinok. Labai mažai. Nu, tavo toksai kaip šunį numesno. Greta labai sakė nepatenkinta. Makaronai sausi, neišvyrėt atrodo. Ne, italai niekad nemokėdavo gaminti spagečių su seafood. Lietuvių tik tai pavalgėm, nepalygam nei centro batas, nes nebuvo taip skanu, kaip galvojam. Gretas iš vis buvo jovalus. Mano dar baigs, mano dar valgom. O dabar rapuojam link Vatikano po truputį. Susitaikėt su Dievu, kad mums būtų italai gaminti skanesnį maistą. Pas juos tiek prastai yra su eismu, kad policininkas reguliuojamai sankryžai eismą. Ten visiems reikia dešinę sukti, tai vis tiek rodo, kad suktų, kad važiuotų, taip pat ir su pėstiesiais. Štai atėjom į Vatikaną, į mūsų valdymo centrą, kaip sakau aš. Čia, kur mūsų visus valdo iš tikrųjų. Joks Landsbergis, o popiežius, seniukas, kur kaliniam kojas bučiuoja, o paprastam žmogui nugarą atsuka. Popiežiaus balkonėlis, nesąmonė savo šneka. Va tokį grįžių pasistatė seniai. Štai, kad mūsų nuodėmės išpirktų ir kad mūsų saugot nuo tokių kaip jie patys. Va, užfiksuoju, kad nuo Vatikano paėmiau du ražančius, vieną močiutį, kitą mamai, nes mėgsta mašiną ant bėgių svirties būtų užkabinęs ražantį. Nežinau kodėl, bet turbūt neša sėkmę ir avarijų nedaro. Nes nuo to laiko, kai užsidėjo ražantį mašinai, tai avarijas nebuvo niekad padaręs. Tai kad veikia. Aš dabar T3 irgi ant vidrudėlių užsikabinsiu abu. Šiaip labai gerai, kad neėjom į vidų, į bažnyčią, nes mane policija sustabdė ir sako, you don't film inside. Aš nei nežadėjau eiti, nei filmuoju. Tada biškai susinervino, galvoja, kad bandės man įkastą, aš jau jiems dvigubai įkandau, kad sakau, aš neįsiu jūsų tą šetoną, iš tikrųjų irštą. Tai gerai, dabar einam link T3, pasižiūrėsim, ar jie važinėja su mano T3 ir nevažinėja, ir ar nieko nepavogė, nes ir ten ir kompiuteris, ir ten medžiagas praeitų dienų. Paskui mane, vaikai!
Biškis išvažiuojame iš chaotiškos Romos. Yra toks dalykas, kad, taip sako, Paryžius yra tvarkingesnis už Romą ir toks ginčas taip vyksta. Aš esu tas žmogus, kur buvau ir ten, nes aš esu keliautojas didžiausias. Tai galiu pasakyti, kad Roma yra labai tvarkinga, palyginus su tais apsimyžėliais prancūzais. Nepabijokim to žodžio. Tikrai tiek nėra, kiek žmonių čia gyvena. Paeismas tragiškas, važiuoti 100% nemoka, nemokštas visam gyvenimui turbūt lygiai, čia nuramėnų turbūt. Laikų jau jie pas jas arkliais jau ten stačiais bibėjais vaikštydavo arkliai ir negalėdavo normaliai praeiti. Parkingas, kur ką tik buvau, labai geras, stafas labai malonus ir tracokas mokėjom 30 eurų. Sakyčiau brangiai, bet jautės saugiai viskas. Šiandien rapojam virš 16 km su savo kojytėm. Sakyčiau labai geras sportas, buvo patiek daug važinėjimo. O dabar važiuojam į savo kempingą. Kempingas bus mokamas, man atrodo 25 eurai. Parodys jau vietai, kaip daugiau gal papasakos apie kempingą vietą. Dabar mėginam tiesiog išvažiuoti iš Romos. Bla, kas vyksta? Kodėl uždarytas vartai, viskas uždaryta? Gal nedirba, reikėjo pasiskambinti. Niekas neatsiliepia. Jokios informacijos daugiau. Nors Park Fortnite rašo, kad čia vakar, kad žmonės slėpimus rašo, kad čia žiauriai gera vieta buvo, vietą surado tiesiog nemokamą parkingą, be tualetų, be dušo, be nieko. Važiuojam ten apskaudinsim. Aukščiausią kalną, kaip Batmanas. Einam pasižiūrėsim ir nesustojam ten, kur dažniausiai žmonės priimža ir prišika, nes panašu, kad čia visai tinkamiausia vieta būtų. Net ir telefoną, čia nieko ne. Pasišvies biškai pasižiūrėti. Bet ne, gal čia tiesiog. Gerai, čia reiškia, turim krūmą, kur pamėšt. Einam, pažiūrėsim, kur mes esam. Pažiūrėk, kiek palikta šiukšlių. Na kaip taip galima daryti. Yra čia tokių kaip mes, žinai, su kemperiu atvažiuoja, bet jie galvoja, tai gal būna kito problemo. O pas mus visas viduj, visas sukriautas visas šiukšlės. Gerai, bent jau čia viską matom, ar ateis kažkas, ar neteis, žinai. Varom gamintis maistą. Ir miegučią, ne? Gaminsim kiaušinius su dešra. Dešra jau yra pakankamai gerai nuo saulės įsipūtus. Labai stambi. Reiškės, yra bakterijų sveikųjų. Jo, dešros gal biškai per daug, sakyčiau. Bet ką padarys? Suvalgysim arba apsivemsim. Tam davė, o tam nebeliko. Nu ką, ragaujam? Sveiki visi, su jumis Balta lietuvis ir dar vienas ragaujam epizodas. Gardu. Aš žiūrėkit, kaip galvoju, nenoriu išvažiuoti į tą Neapolį, pasirodo ten irgi 3 milijonų gyventojų. Aš ten nei truputį net nežinau, ką ten norėčiau aplankyti, man net nedomina toks miestas, žinai. Tai aš galvoju iškart važiuoju į Pompėjų, nes man visas tikslas buvo į Pompėjų pavažiuoti, Marmarą pamatyti, Koliziejų, bet ir toks, žinai, pem, nes reikia. Tai man noriu Pompėjų, Vezuvijų, bent jau iš toli, nežinau, gal mėginsim į kopnį, neįsivaizduoju dar, bet Vezuvijų gražu matyti iš toli. Bet noriu pamatyti, kaip Vezuvijus uždaužė daug žmonių, užkasė papelenais ir kaip ten jie liko, sustingė savo pozai, kurio kostiuminis gyvenime gyvena. Einam klot plovą, dantis šiandien valomės ar nesivalom? Gal to reikia su bachūrus keliauti, kur 10 dienų nesivalom dantų. Va, Greta prižiūri mane, kad aš savalyčiau dantis. Labas rytas. Šiandien labai ankstyvi, nes norim nuvažiuoti kuo greičiau į Pompėjų, nes dar 3 valandos kelio. Ir žiūrėkit, jau Pompėjus pabiškai mus jau pasiekė. Lietus lyja naktį, bet kažkokiais pelenais. Galimai Vezuvijus išsiveržė. Neturim skysčio, tiksliau neturim masės ir nebėga mums vandeniukas iš bakelio. Reikia mašinas nusiplauti, nes labai aplypas. Gali aprodyti, nori išlypus. Liuopšių grotelės jau bus išdrybusios. Okei.
Jos taip laužo mašiną. Gerai, laikas šitas gerai yra. Va čia sunku prieit, matai, nuplau. Šitą vietą. Gerai, važiuojam. Čia jau matot už šitą tiltą patį grėsmingiausi siaubo viešpatį Vezuvijų. Ugnikalnis. Pažiūrėjom žemėlapis. Oro, nes labai sunku kvėpuot, toks dūmų kvapas jaučiasi, bet šiandien turbūt ne dėl Vezuvijaus. Tai rodo aplinkui visas šitas regionas raudonas, nes toks smogas ir šiukšlių padaugėjo. Pačiam mieste nėra šiukšlių, bet neskaitant kelių vokiečių, labai daug šalikeliai. Ir kol atvažiavo. 3 hours 15. 1 hour, 5 euros? 1 hour 5 euros. But the visit is minimum 3 hours. No problem. 15. Ciao! Viskas rola sekt mums šefas. Viskas įžengėm į patį Pompėjų. Amfiteatras Pompėjaus. Kaip plungiai panašus, ne? Čia žiauriai čia šaltis eina. Lova turbūt. Gal valgykit kažkam. Visur identiškas virtuvės. Čia šiltas maistas salė būdavo žmonių. Vėdu ateit pavalgyt. 2 skylės, 2 puodai. Čia šefas turbūt šefaudavo. Ten sėdėdavo, ilsėdavos. Čia gal kaminas padarytas. Nelabai panašu į kaminą, labiau panašu į lietvamzdį. O iš šitą virtuvę įspūdingiausiai išliks, pažiūrėkit. Čia jau labai jau prašmatniai ir išlygęs paveikslas, dažai sienos išliko. Dukovkė ir laiptai niekur. Labai daug virtuvių turi, labai kas 20 metrų. Jau galėtų ir daugiau kažką parodyti. Čia vareliai yra žmogus šitam likęs, prisidengęs gal veidą dar ką, dūso. Galimai iš to vietą ir rado, tik tai jis buvo ant žemės atsigūręs, kaip man tai supranta, kniupščias. Tik šaldarys buvo, kad ant nugaros prie puodų savo rado. Čia yra didžiausias Pompėjaus amfiteatras. Dar gamta kovoja ir bando pilnai užimt, bet žmonės sako po truputį atkasinėja, kad turėtų ką veikti. Batų dalis, pjautuvas jų, kažkokie įrankiai, peiliai gal nežinau. Čia atrodo, kaip būtų grūdai kokie. Negi piragas. Bliom, tai paskaityk, čia yra pirmas prašytas. Duona. 2000 metų šitai duona. A dabar kokį brūdų daro, jeigu neišgyvenant 2000 metų duoną, o iškart suvalgo. Žodžiu, visa Pompėjaus esmė yra ponas Vezuvijus, kuris visą laiką sėdi savo ramiai ir nieko nedaro. Žinai, kažkoks žmogus galvoja, kažkur reiktų miestą įkurt. Ir kitas susuka, čia galim kalno papėdį, o tu nebėjai, kad šitas dūmais raupsuotas kalnas gali, kad gyvenime išsiverti. Eik, nepys proto. Davai statam čia, nes nereikia nieko čia permastyti, čia ateities problemas, kaip aš pasakysiu. Ir pradėjo žmonės, vienas pastatė tvartelį, kitą tvartelį, davai jungiam gatvę čia tiesiai. Bam, gatvė ištėse, pasidarė gatves. Bliam, reikia valgyti visokių pasidaryti virtuvių, bet visi darom vienodas virtuvės, L formas, bam, kaip arklys eina, tušt. Sako, daug lengviau bus, tas pats architektas planus, nereiks leidimų gauti, padarom viską vienodai. Nu ir gyvena savo laimingai. Ir tu du Vezuvijus galvoja. Sako, va, tai prikolų bus. Žemės drebėjimas įvyko ir pradėjo pupsėti Vezuvijus, kaip puskačius traktorius. Ir visur dūmai pasikėlė. Martus Tankievičius sako, taigi čia veipina vaikai. Staigi už pagalę ir bėga. Gerai, nu žodžiu, pradėjo pupsėti, dūmai visur pradėjo eiti. Ir vieni žmonės sako, aš taip pisu čia. Oi, taip pėkis marždė. Sako, mes valinam čia. O kiti sako, eik, čia biški tų dūmų pabus ir praeis, žinai. Ir gyveno 10 000 iki 20 000 žmonių čia kažkur aplinkui, kažkas panašaus, žinai. Ir visi pabėgo, o kiti gudruočiai sako, aš dar puodų susirinks, mačiau pas kaimynų geras buvo, aš palauksiu, čia biški pagulės, pelenai pakris ir dings visą laiką, nes jie buvo pripratę turbūt nuo tų dalykų. Ir pradėjo daug pelenų krist. Bam, krenta, jau nebežino, ką daryti. Vienas sako, aš pasislėpsiu ir atsigulsiu ant žemės ir pasidarysiu oro tarpą, kad galėčiau biškį kvėpuot. Pelenų prikrito tiek, nuo 4 metrų iki 6 metrų pelenų buvo sluoksnis. Visur. Čia visur, kur matot, aš esu 4 metrų ūgio, tai dar tiek daug privarė, kad neįmanoma buvo gyvybė čia jau pabėgti. Kas liko, tas liko, užsikonservavo, dėl to mes matėme ir batonus užkonservuotus. Dabar eisim pasižiūrėti, kaip atrodo tie visi nelaimėliai, kurie ir buvo pelenais užkonservuoti. Užkonservuoti skamba kaip už konservatorius. Ir vėl per konservatorius reiškia Pompėjus griuvo. Štai va žmonės, čia yra nėra viduje žmogaus, kaip čia pasakyti, taip, žmogus išdegė, bet liko kontūrai, po to pripylė gipso, pripylė ir padarė žmonių formus. Ten telefonų maigydamas vienas mirė, tai iš viso tokių virš 1000 mirė.
O visi kiti pabėga protinguoliai. Čia va taip, anksčiau darydavo šildomas grindis. Pro visur dūmai eidavo šiluma, tau čia šilpakaitėm būdavo. Wow. Čia yra centras pats Pompėjos. Šiaip labai didelis kaimelis. Tiksliau, miestas. Čia reikia minimum 3 valandų, kad viską išvaikštų. Tarp vyresnių brolių pastatytas mūsų busiukas. Turiu lazerį ir patikrinsiu, kiek viduje yra šilumos. Kiek prikaito, nes saulė tiesiai į mūsų langus. Kilimėlį 32. Čia viršus 40, mano sėdamoji vieta 3,8, stogas 3,6, patalai 3,5, visur virš tracoką užkylę. Tai reiškia, reikia pravėdinti mašiną, nes iškepsim. Dabar važiuojam į miestelį Sorento. Turėjom pagal viską važiuoti į Amalfi, bet pasižiūrėjau mapsus, kad ten nesveikai didelis serpantinų, tipo net tokie, kad atrodo, kad va taip piešta būtų, su parikeliu braukyto adapto vaiko kažkokio, žinai. Nenoriu važiuoti, nes man kažkaip po kiekvienų serpantinų bėgių kulysą įtartinai pradeda veikti ir bijau, kad gali iš vis subirėti, o aš noriu atsargiai važiuoti labai. O ten neišeina, ten reikia iš 4 į 3 dažnai mėtyti bėgį, tai tarp 3 ir 4 važinėti bėgį ir labai eikvojasi greitai, žinai, resursai tie 3. Dėl to suradom kitą miestelį ir mažiau serpantinų čia. Pasižiūrėsim, kas ten gero. Plius mes ten turim viešbutuką pasiėmę, nes mums reikia vėl failus persiųst mantui, tikimės gero interneto. Viską braukia per sieną. Tai čia netilpsim, greit. Net taip per. Eik tu, na. Biškė veidrodėlis palenk į save. Eik, tu palauk, aš turiu nusiraminti, aš nežinau, kaip išvažiuoti reikės. Pėsčiųjų taku atvažiavom, bet GPS čia šiaip užbalamutina, o parkingas apačioje yra. Bet dabar čia žiūrėk, Greta, pažiūrėk, kaip čia yra siaura. Pasižiūrėk šitą vietą. Va, žiūrėk, kaip čia praleisti. Ne, čia nepravažiuosiu. Reikia tuo pačiu keliu varyti. Žiūrėk, tilpsi mane? Neįsivaizduojat, ačiū Dievui, kad yra kitas keliukas. Mes tiesiog atvažiavom pėsčiųjų taku. Oi, čia tai kur, čia greitkelis, čia dar 3 mašinas tilptų tokias kaip mano. Aš jau viskas būčiau nemiegojęs šiandien, jeigu būtų reikėjo rytoj išvažiuoti iš čia per tą patį keliuką, kur atvažiavom. Aš visą paprakyti, žinau. Aš negaliu patikėti, man dar vis šoks, aš žiauriai smirdžiu net prakaitas, ta prasme. Realiai galvojau, kad viskas, užtriksim su mašina įvažiavę kažkur ir atbalį nebeis važiuoti. Ir viskas, taip žinai. Ir negalim net išlipti iš mašinas, šitą dalyką, tik bagažinę, kad daryti išlipti per bagažinę. Nes buvo likę per va tiek, va, nuo šono. Jeigu veidrodėlis jau lietė ir braukia per šoną, tai eik tada, pizda. Ir kai užvažiavau, galvoju, viskas, jeigu bus tuo pačiu keliu, reiks atgal važiuoti, bet reikės į kalną lipti, jau norėjau sakyti, jau savo galvojau planą, kaip duoti italui savo mašiną ir jis išvažiuoti. Kad aš net nežinau, net nematyčiau, kaip išvažiavo, tiesiog išvažiuokit, palikit man ten mašiną ir aš atsisėsiu mašiną. Čia gera pamoka tai, kad nereikia važinėti per pėsčiųjų takus. Sakė, ne pirmas atvejis šitas buvo. Einam apsiprausim, gal ir eisim paieškoti, kur ten yra kažkoks gražus tvenkinys. Žiūrėkit, čia buvo įvažiavimas, kurio aš nemačiau. Bet GPS mums tiek rodė tiesiai už čia. Ir ten vis siaurėjo. Okay. Gerai, aš niekad gyvenime nesuvalgęs fish and chip. Tai yra mano pirmas patiekalas. Aš galvoju, kad bus gabaliukai mažiukai tokie, kaip chicken nuggetsai. Mažesni čia visos žuvį tiesiog atnešė. Gerai, įvertinsim to. Gerai, sakiau, kad niekad gyvenime nevalgiau fish and chips, bet pasirodo aš visą gyvenimą valgiau, nes mano mama lygiai taip pat kepdavo tiesiog žuvį. Lydeką kepdavo ir menkę taip pat kepdavo. Tai čia nieko naujo neišradau. Kokioj durnoj vietai perėja padaryta. Va čia kalnas, ne, kuris visą gyvenimą čia turbūt stovėjo ir galvoja, kur galėtume padėti perėją. Šitoj vietai ar geriau prie šitą įvažiavimą. Yra daug vietos praeiti ir čia
nepadarom prie pat sienos, kur bėga vanduo net. Neįmanoma praeiti ant vienam žmogui. Kaip žmonės, kurie pastatė Koliziejų, tai padaro perį. Dabar žmonės tiesiog bėgioja per perį, nes neįmanoma praeiti, reikia dar 10 metrų šono bėgti, kad galėtų prabėgti per perį. Kaip debilai pralaukiam 5 minučių autobusų sustojime. Rašo, kad 12 minučių važiuoja autobusai. Nei vienas, blėt, nesustoja, nors ir esam bus iš tą vietą, kur priklauso. Nei vienas nesustoja, o jeigu važiuoja, pro šoną pravažiuoja, ranką iškėlęs laikai stabdai, nesustoja. Labas rytas jums. Kaip mums iš čia išeidavo? Viskas, esam uždaryti amžiams, nebegalim išeiti iš viešbučio. Va tau, vandens lygis jau pakilo tiek, kad batas jau šlapi buvo. Neėjom pavalgyti pusryčio, kol grįžau, čia prisėmiau kojas. Per laiptus, pažiūrėk, bėga per laiptus, tai papilnuok ten laiptus. Kaip prakrau. Tada mums reiks kažkaip išvažiuoti į kalną, išvažiuoti aukščiausiai. Be parkingas labai toli. Skėtis mašinai. Einam miego, dar turim 3 valandas iki čekauto, tai gal bišką prims. Nenustos lietus lyt, bet važiuosim ten, kur noriu pasiekti Krako miestą, kuris yra Godfatheris visų apleistų miestų pagal internetą. Sako, kad yra 6000 apleistų kaimelių visokių. O Krako yra vienas pagrindinių. Mėginsim ten pasižiūrėti, kas gero. Anksčiau leisdavo ten į tą pilį visą ten įeiti, ten vaikščioti, žinai. Dabar galimai bus tik, kad tiesiog leis tik iš išorės pažiūrėti, žinai. Kaip į Playboyus. Iš išorės pasižiūriu, bet į vidų negalima lysti. Nu, čia jeigu taip kalbant su bernais, jeigu neslėtų nei tos kėdės mano mylimoji ir nedarytų tai. Dabar bus sunkiausia dalis – išvažiuoti iš šitos jobnos vietos. Viskas dabar biški ramiau jau. Eik tu nachui. Nežinau, mokausi iš geriausių. Viskas, aš daugiau gyvenime viešbučius su mašina neieškosiu ant kalnų. Paskutinę kartą čia savo pasakiau, reiks parašyti būtinai bookingą ar kažką, žinai, kad tipo iškart rašytų. Ar ant kalną, ar ant papėdį, ar šis seklumoji, viską turi būti išrašyta pas mus. Kem 5 minučių jau pralaukiam ir matau, kad pareigūnas prieki visiems rodo apsisukti. Bet galimai vietiniam, gal kad tipo mieste gal čia kažką, gal mums leis išvažiuoti, nežinau. Out city. Street is full. Street is full. Allora, un percorso meta e tu go sopra Colombo. Į Kolumbiją važiuoti, net nespratau. Parodysim dabar, kiek jie yra nesupratingi. Jie nepaliks mane truputį plyšyje, kad įlyščiau ir neužstaidžiu kelią va šitiems, kurie atvažiuoja. Jie neturės tokio suvokimo, galiu pasakyti. Žiūrėkit, dabar man jau šiaip eilė būtų lys, nes jau ar niekad ir neįlysiu. Tai praktiškai turiu užkirst kelią, kad įlyščiau. Todėl reikės padaryti kamštį. Duokit, tai susės man, nu. Nu gerai, pizdu, aš įvažiuosiu. Blet, nu 2 valandas, blet, neišvažiavom kilometrą, nenuvažiavom nuo viešbučių. Kaip, blet, toks lietus gali sustabdyti viską? Visas pasaulis sustoja. Atrodo, kad vienam pasaulio pusės per daug lietus prilyja ir gravitacija nebegali išsisukti ir žemės nebesisuka, niekas sustoja. Kai aišku, taip, blet, buvo tuneliukas kažkoks be perėjų, be nieko, be šalygatvių, avarija viena įvyko, viskas. Surašinėjom šitai vietai, deklaruojam ir niekas nepravažiuoja. Duokim teoriją. Gerai, pažiūrėk, nuimkim laiką, 10:06. Ir parodysim, kai išvažiuosim iš miesto. 14 valandų 31 minutė. Be kamščių dabar. Išvažiavom jau normalaus kelio, va taip įveikėm. Ir mums dar liko nuvažiuoti 170 km. Prašo, kad per 2 valandas įveiks. Pasiekėm jau tokį ne piečiausią tašką, bet jau pietus.
tokie smėlynai prasideda. Man labiau patinka, nes daugiau laisvės jau gaunas. Galėjau nusukti nuo keliuko. Jeigu taip norėtume kažkur pasnaust, jau įmanoma tikrai atras kažkur pievai kažką. Nebėra tokios didžiulės klaustrofobijos. Kelias. Išvis lafa, važiuoji, mėgaujas. Ir jau esam arti Krako miesto. Aišku, jis yra apleistas. Kaip gali apleistas miestas dirbti, žinai. Bet anksčiau ten būdavo, kad žmonės galėdavo belekasiai, bet pradėjo griūt viskas ant galvų, tai uždraudė, padarė, kad su gidu tik galėjai. Bet irgi, toks pem ant pem, dar nežinau. Turiu ir gerų, ir turiu blogų naujienų. Negalima vaikščioti šiandien čionais, nes dabar uždaryta ir neleis tiesiog įeiti tavęs į vidų. O gera naujiena ta, kad leidžia belekur mums čia miegoti su mašina, kur tik norim. Galim ir čia miegoti, galim ten miegoti, galim čia miegoti. Ir rytoj 9 val. Su gidu. Čia yra gera naujiena, kad su gidu mes galėsim eiti į vidų. Kainuos 11 €, kažkas panašaus, žinai, net nežinau kainos, vis tiek žinau, kad imsim, žinai, bloga žinia su gidu. Kalba tik italianų. Gera žinia tai, kad galėsim tiesiog vaikščioti maždaug šone ir pasakot savo, žinai. Ir viskas. Mes mokėsim už gydą, bet gydas nebus. Rytoj mes 9 val. Čia jau turim būti šitoj vietai, 9 val. Turas prasideda. Čia bus mūsų nakvynės vieta. Mašina pakankamai tiesiai stovi. Jeigu bėgis išsimuštų, parodė, į kur nudardėtumėm. Matai? Todėl žiūrėk, aš paimsiu. Du akinius pakišiu. Nu, bet vis tiek, žinai. Dabar jau tikrai saugus. Ką, kol dar šviesu, einam prie puodų turbūt, ne? Nori valgyti kažko jau? Sriubytės eisim darytis? Tai einam sriubytės, tada užsikaisim, pasidarysim sriubytės, bomšpučių. Nu, toj pagausi. Nu, paskutinį pagausi tikrai. Pasiruošęs? Tuo, žiūrėk. Op. Beveik. Gerai, šita dešra pasibaigė. Pliam, žinau, kontrolė nebuvo sugėdas, bereikalas jie matydavo. Ne, vargšiukas, aš norėčiau jį iš... Nenoriu, kad netyčia. Žinai, kaukazdės jaučiu. Gal mes dar turim, ko nors jam duoti. Duosim viską, aš pinigus jau atidau jam. Gerai, dabar taip. Čia šitą jautiną brandinasi labai ilgai ant mūsų šilumos. Gal gabaliuką supjausit ar duot? Palauk. Gausi viską tu. Aš tik noriu celofaną išimti. Palauk, pasimėgauk. Labai greit valga ją. Nu, pagausi. Blet, nedaina jam dar. Gal nieks nežaisdavo su juo. Dar nori? Op. Pagavom. Paskutinis. Te. Wow. Tai išmokiau šunį. Viskas, nieko nebeturim tau. Viskas. Nebeturim. Labai greit tamsta. Aš žinau, kad ir Lietuvoje taip greit tamsta, bet ir čia greit tamsta. Trumpas dienelės gaunas. Leidžia, sakė, šiandien galima kempinti, tai visas tvarkoja, mūsų neišvis. Ir rytoj būsim patys pirmi, pavyzdingiausi turistai bus. Sargiai. Niekad žmonės neimkit už ten, kur ką tik degė ugnis. Biškinu, tai o tai problema. Pas man giminė dar netiek yra sudegę žmonės. Ten jau visiškai yra supleškėjai. Va, Pompėjų reikėjo užsiminti, kad tai atrodė mano giminaičiai pusė. Tai jie buvo pilnai apdegę juodai, ne baltai ir ne iš gipso padaryti. Tai ką sakau, labanakt ir atsikelsim ryte, eisim į Krako miestą, į vaiduoklių miestą. Jeigu nudardėsim čionais naktį miegodami, tai rytoj būsim tikri vaiduokliai, kurie vaidens iš tą miestą. Labas rytas. Liko dar 3 valandas iki atidarimo šito miesto. Labai drėgmė jaučiasi. Mašina pati nėra labai aptriekus, bet jie tai yra. Ne, rūbai visi, viskas viduj, visur šlapia atrodo. Nors nebuvo tokios situacijos dar. Tai galimai dėl to, nes nesam ant pačio kalno užvažiavę.
Nors ir buvo durys uždarytos, jos vis tiek taip kažkaip pritraukė. Arba nuo mūsų, kai mes kvepavom ir nuo mūsų drėgmė perėjo ant rūbų, arba tiesiog prasiskirėjo to kažkur. Šiandien žengsim šitą. Kavutė su vaitu ir gretutė. Tau kiek dėt? Pam, įdėjau dar kažkokį pleiską tau. Iš metalinį, kad lūpas net prilipta nuo karščių. Žiūrėkit, labai patogus dalykas. Neturiu nei nuolaidos kodo, nieko neturiu, EcoFlow. Pats paprasčiausias, pats mažiausias, užtenka 3-4 dienom. Šiaip mums užtenka kokiam 4 dienom, ne? Bet mes niekad neiškraunam iki galo. Lieka 30%. Ir kompas pasikrauni, telefonus pasikrauni, viskas. Nemokamą reklamą, kaip galiu aš pasakyti. Žinai, dėkoju, EcoFlow iš tikrųjų išpopuliarėjo, nes kare naudoja. Net lietus lyja, žinotės, čia yra blogas labai signalas, nes bijau, kad gidai sakys No, raining not possible, slippery rock. Na, aš manau, kad taip gali būti. Condizioni della strada e se non c'è nebbia, soprattutto pioggia. Sakė 9:30 atvažiuok ir sakė, aišku, pasakysiu, ar bus vizitas ar nebus, nes tipo, jie neina, kai būna rūkas ant namų. Tas pavojinga, net gali tipo nukrist, nučiuošt, numirt gali. Blet, tai kaip tai? Čia man buvo main spotas Italijoje. Man Kolizėjus nerūpi, Pizos bokštas nerūpi, pripėja Popėjus biški šitą vietą ir Marmuro muziejus. Man tokias vietas įdomu, žinai. Tuo tada oriukus pasižiūrim, čia roda kad lietus visą laiką iki 2 valandos. Ir iki 2 valandos biški sustoja, po to vėl lietus ir lyja iki trečiadienio. Dabar yra šeštadienį. Savaitę laiką lis lietus. Jeigu mes šią savaitę laiką būsim, reiškia, tas šuo bus labai nupenėtas. Eime, leiskite man pabūti jūsų neprofesionaliu gidu, kadangi galimai mūsų neįleis, tai mes norim naudotis progą, dar reikia palaukti pusvalanduką, iš karto užsifilmuot. Ir jeigu neįleis, matysim tiek, kiek dabar padarysim. Šitas vaiduoklių miestas buvo kažkada ne vaiduoklių miestas, buvo labai geras miestas. Buvo didžiulis, garbingas miestas. Ale žmonės jau prieš Kristų 500 metų rado kapavietės. Bet šiaip į metraščiuos rašo, kad šitas miestelis kažkur įkurtas yra 1060 metais. Tai pakankamai senas ir vis laiko gyvavo. Ir Ale labai krūtai padarytas ant šlaito, kad matytų visų šitą didybį, matai, priekį. Kad matytų, iš kur ateina priešai, kur neina priešai, ką daro kaimynas su tavo mergaitė ir berniuką, kiti žmonės. Viskas, čia, kaip sakoma, kalnai turi akis. Ir visą laiką gyvavo šitas miestelis. Viskas su juo buvo tvarkoj. Vienas buvo kiečiausių miestelių šitoje apylinkiai. Ir tada prasidėjo ponai žemės drebėjimai. Vienas žemės drebėjimas, kažkas blogai pasidarė su miesteliu. Antras žemės drebėjimas pasidarė labai blogai su miesteliu. Tai, kad visas jų vandentikis, ant kur buvo išvedžiotas afigenai, ir ne tik vandentikis, bet ir visi šitie santechnika. Žemė pačiažė, santechnikas vamžy. Nebesueina. Ir ką tokiu atveju reikia daryti? Jie nusprendė tiesiog visą namą, visą miestelį apleisti. Nes neapsimoka tvarkyti, nes kad tu prisikastum prie šitų santechnikos dalyko, reikia visą miestą praktiškai nugriauti. Tai jie galvoja, apleiskim. Dar dabar, tipo, tas kalnas pabiški čiuožia, sliaužia, vis griuvinėja, tai jam jau viskas, jau repčia. Liks tik tai istorija. Vienintelį gyventojai šio namelio dabar yra vaiduokliai, be abejo, tikimės jais. 3 asilai, dabar 4, kai aš esu čia. Ir būrys varnų, daug varnų. Ateik vidų. Biški dvėsina paduoda, žinok, tai atsargiai. Galimai yra lavonas, žinok, kažkur. Smirda? Paperdžiau. Komoda, gera komoda. Šitą tai galim tikrai parduoti. Kuo greičiau mėgink išbėg greit. Įsivaizduoju, kad sūrį gaudai. Nu, jau pozityvumo nebeduodu. Krako net nebesimato. Išvažiavo gidas apžiūrėti vietos ir pasakys dabar grįžęs, ar galima bus lipti viršų, ar nebus galima. Pagal jį, sako, dabar yra geriausias oras, koks šiandien gali būti, už valandas gali būti dar blogesnis, tai reiškia, viskas bus nukencelinta iki savaitės. Varam, smokėjau, leidžia, bet ten taip sunkiai matysis, bet taip pasakė, gali atvaryti, jeigu nori. Viskas išvažiuojam ir turim anglakalbį gidą turėsim ir manau, kad mes tik 2 ar 4 čia būsim, žinok. Nebent kažkas ant viršui laukia dar mūsų. Bet jis nufotkino
ir parodė, kaip nuotraukas atrodo. Ir sako, nieko nesimato, bet jeigu norit, sako, ir neberžinai, bet paklausysim, ką šneka. Pažiūrėsim, kiek faktų aš taisyklingai pasakiau, kiek jisai pasakė. Tai žodžiu, mes vaikštam pavojingai vietai, bet mus perspėja, kad čia yra pavojingiausia vieta, tai ten, kur tas takelis, sakė, atsargiai labai slidu. Tai čia yra pavojingiausia vieta ir čia yra moderniausia vietelė. Tai va šitas dalykas buvo sujungtas su anais laiptais, kur yra kažkokių 30-40 metrų. Supranti? Tai va tiek paslydo visas pamatas, namas, aš nežinau. Viskas baigiam užlipti į pačią aukščiausią tašką. Aš šalmą savo laikau, jau bijau, kad pamesi, žinai. Bet šiaip ironiška, kai aš su savo tai šalmais neturiu didžiulės patirties ir man jis dar krenta. Žiūrėk, kokios skylės. Nu jo, čia užsimuštum. Žodžiu, kai matom čia visų viršuje, čia yra seniausi pastatai vien dėl to, nes anksčiau statydavo kiečiau, žinai, taip patvirčiau, visas arkos būdavo, visi sutvirtinimai būdavo, namas tampa daug lengvesnis, dėl to, tipo, namas negali niekaip nugriūti. Ir jie bandė to išsaugoti ir apačioj pradėjo statyti daugiau namų, jau modernesnių, bet tipo, kokiais 1500 metais, žinai, 1950 metais, bet jie yra jau biški tokie naujesni namai, bet jų nebėra, nes jie sugriuvo, nes jie yra sukurti modernizuotai. O šitie visi dar tvirtai ir stovi, o jiems jau 500 metų, gal ir daugiau. Pakankamai viršus visiškai sveikas, kaip neišvirtas. Tikrai senieji žmonės kokybiškai padarė. Čia pakankamai, aš tikrai tikėjausi, kad mes pagravėsis vaikščiosim. Inside there's anything, so thieves stole everything. Ja, viskas išvogta, kryžiaus nėra. Skylė labose. Bet pečius yra. Geresnis negu mano pečius, ne? Tai čia buvo kalėjimas šitą vietą, o ten viršui buvo kankinimo kambarys, bet jie galiausiai sako, sunaikinkim viską, įdėkim cisterną didžiulę vandens, įdėjo cisterną, bet tai lėmė, kad dar labiau viskas susmuko ir pablogino situaciją patys. Aš galvoju, kad bus cisterna maža, pažiūrėk, čia yra cisterna, čia didžiulė šitą sieną. Be careful because it's slippery. In normal condition it's slippery, so you can imagine now. We will find out. Dar bandė tvarkyti mats, bet nieks nepavyko, nes modernus pastatai su senoviniais dalykais nedera. Tie seni namai, jie gali nestabilių paviršių įdėti būt, nes jie tvirti iš savęs tokie, žinai, o nauji tai karkičiai. Da jeigu amerikonas statė, tai čia iš vis. Bet smagu, aš sakau, tikėjausi, kad čia bus viskas išgriuvę ir mes vaikščiosim tiesiog tarp šiukšlių, bet čia pasirodo pilnas miestelis. Šitoje vietoje yra pavojingiausia vieta visos mūsų ekskursijos metu. Matai, čia labai slidu. Tai vėlgi parodo, kad modernumas ne visą laiką laimi, ne? Gerai, čia buvo Kroko miestas. Ir mes jie Krako, kalbėjau Krako miestas. Tai šitą miestelį gyvena daugiausiai 2000 žmonių. Pirmieji jau iš čia išsikraustė, jau tiksliau paskutiniai 1980 metais. Senoliai jau išlypo, iš čia sakom, viskas vaikelį, paliekam viską Landsbergiam. Tai žodžiu, esmė, kad neleistų, taip reikia turėti leidimus, kad papublikuotum, žinai, nes bet kokiu atveju jie tada reportina YouTube'ui, kad paporstina ir tada, žinai, YouTube'as žiūri tokius dalykus, pasirodo jau šiuo metu. Tikrai yra žmonių, kurie gavo banus už tai, bet reikės parašyti jiems laišką, aišku, patvirtinti viskas ant tvarkoj ir viskas, žinai. Ir čia taip atrodės mūsų Krako miestas. Dabar lietus lyja, reikia važiuoti greičiau iš čia. Važiuosim, net nežinau kur, dabar tiesiog judam atgal į šiaurę pabiškį per Italiją. Nu jo, link Barę važiuojam, bet mes nežinom, ar ten lis ar nelis, žinai. Tiesiog dabar mėgaujamės keliu, jau kažką įdomaus pamatom, stojam, filmuojam, rodom, kaip gyvenam, taip galiu pasakyti. Atvykom į Barį, čia yra Adrijos jūra. Sako, Barį reikia išmėginti vietinę žuvį. Labai skaniai jie daro, nes jie šitoje vietoje pasigauna, ištaršo ir šitoje vietoje maitina.
Va, Gretas maistą atnešė, labai skaniai atrodo. Ir mano šiandien pagauta, čia skaičiu dorada yra, ne? Va taip, šių laikų influenceriai. Ką tik labai skaniai pavalgėm ir žinai, kas atsitiko. Netyčia pažymėjau Juodkalnyje ir bam, žiūriu, keltai yra šitos vietos. Ir dabar toks, gal Juodkalnyje gali persikelt, man toks jau įsinariau jau į kitą pusę. Galvoju, dabar mes einam į vaistinę, greitai vaistukų paimt, nes ten šonkulių uždegimas, vakar biškį einikai judisi padariau. Tada eisim užspirti vandeniuko ir galvoju, užeisim į portą. Nes kažkaip internetu nelabai susigaudau ir rašo, kad nėra plaukimo dabar, bet gal porte aiškiau bus. Ir jeigu bus bilietas, pavyzdžiui, rytoj, gal visai variantas išplauk. Aišku, pažiūrėti reikia orus toj pusėj pasaulio, aš taip galiu pasakyti. Montenegro sakė, šviečia saulė. 22 laipsniai. Gerai, pagalvosim. Pasvajojam ir užtenka. Šitie keltai uždaryti iki pirmadienio. Iki antradienio, tai 4 dienas beveik. Važiuojam ieškoti nakvynės, bet mūsų nakvynė bus už 130 km. Radau laukos spotą. Link miesto Fogija. Atvažiavom į savo parkingo spotą. Pagal aprašymus, žiauriai gražu stebėti viską nuo kalnų. Atbėgo karvės su varpais, sako, šitoj vietoj. Kol kas nieko negalima matyti, nes visur rūkas, esam debesyje. Ir viską matysim tik tai ryte. Tai dabar eisim jau čia pasigaminti kažką valgyti, ne? Šiaip čia geriausia kokybė, kiek galim gauti. Čia ne dėl nakties, čia tiesiog dėl rūko. Labai atrodo, kad nesufokusuoja kamerą. Ten nuo kalnų didžiulis vaizdas, labai gražus, bet nesimato. Iš šitą pusę taipogi kalnai irgi dabar nesimato. Čia bus mūsų nakvynės vieta. Labas rytas. Tai va čia Greta atvežiu parodyti, kad yra karvių. Nei vienos karvės nėra, lietaus tiek daug nebėra, rūko nebėra, visą naktį pliaupia, be perstojo. Manau, kad reikia man važiuoti iš čia ir susirasti internetą, nes šiandien nėra visiškai interneto. Mes nežinom, galimai jau pasaulis yra sugriuvęs. Tai nusileiskim nuo kalno ir sužinosim informaciją. Atsirado internetas, tai dabar nusistatėm į Preskaro kryptį, Preskaro miestas. Prie Caro, tai ten iki 200 km kažkur važiavimą. Sustojom uostamiestį, mes pamatėm žvejų namukus ant pastolių. Einam iš šačiau, pažiūrėsim. Ten viduje žmonės vaikšto, tai gal galima įeiti. Pilnai ant pastolių, be ruberoido pastatyta. Na, aišku, metalas jau surūdijęs, šitas labai smarkiai surūdijęs. Taigi nuvers jam, čia net laikės nieks. Bet čia kavinukės padarytas iš šitų. Gal kokius vėžiagyvius traukia jie su šitais. Nes atrodo, kad žuvaut per arti kažkaip kranta. Klausiu, ar čia žvejybiniai, žinai. Sako, ne, tiesiog čia maisto įstaigos. Visur čia yra maisto įstaigos. Ir šitie, va, kurie nauja pastatyti. O ten tiesiog, ten kur toli yra, tai jie tiesiog seni. Bet irgi maisto įstaigai. Atvažiavom savo hotelį, centre pačiam už 5 eurus gavom. Galimai geras bus, dėl to nes pigus, bet galimai bus prastas internetas. Ir stovim prie Porsche. Reiškia, čia jau neprasčiokai gyvena, bet vis tiek Italijai ir Porsche visi nubraukyti. Tai ką sakyškim, nubraukti, nieka to. Sveiki atvykę į mūsų viešbutį. Tualetas geroj vietai, mažiau garsų. Eis, sienos mūrinės, tvarkoj. Atskiros lovos, pagaliau turim veidrodį, minibarą tuščią,
Ir ale super fast internet. Bet tikrai nebus taip kaip Lietuvoje. Va taip atrodo jų super fast internet. Kol kas lėčiausias, kokiamis buvom.